linksmieji rekordai aukštyn kojom. Dabar norėčiau pristatyti kirpėją. Ruslanas Reinas Gintautas. Grožio salono Simona kūrybos direktorius. Kerpa daugiau nei 10 metų, sukūręs ne vienam šiandien žmogui naują stiliaus įvaizdį. Jeigu pamenat Stano su naujų įvaizdžiu, tai čia jo tavo darbas, taip? Tvarko, sakyk, Ruslanai, kirpti nesunku. Kirpti nesunku, kai turi tikslą ir turi idėją, kodėl tai reikia daryti. Žemyn galvą kirpsiu todėl, kad labai norėčiau paskirti šitą kabėjimą žemyn galvą visiems žmonėms, kurie formuos naują valdančią koaliciją, kad suformuotų protingai. Ir vėlgi visą tą dalyką stebės agentūros Faktum atstovas. Taip, pasisveikinkite su ta mergina, su kuria skirpsti. Labą dieną. Taigi, deriname dabar taip fiksavimo taškas, kad būtų aišku, kurioje vietoje yra. Kiek pradėkime. Taigi, Ruslanas jau paprašė pradėti, nes ilgai jis nebenori kankintis, kad tam, kad mergina irgi būtų graži, laiminga ir stilinga. Važiuoja! Bet tai aš abejoju, ar tai įprasta kirpkapant žemyn galvą. Na, mes to paklausime po to, kai jis jau atsistos tvirtai ant žemės jam įprastąją poziciją. Bet kol kas mes matome, kad labai neblogai sekasi. Yra savotiškas iššūkis tiek pačiam, tiek merginai, tiek mums visiems, kurie mes stebime šį beprotišką veiksmą, kada žmogus žemyn galvą kirpėjas. Komentuok, visgi, kokia tai buvo šukuosena? Šukuosena iš tikrųjų buvo tokia, kokia jinai yra, ne visi mato, tai čia yra tiesiog stebuklas, aš manau. Manau, kiekvienas čia esantis tikrai norėtų dėl šukuosenos, bet sakyčiau, kad mergina, kai labai aš ją vėliau, labai stipriai vėliau, labai tikriausiai ar tai nenorėjo, ar tai dėl kažko ir įkando man į pirštą.